šiandieną padarė vergus. Ar negana vergauti? Gana vergauti. Šiandieną sprendėsi jūsų sąskaitą, jūsų pensijų, jūsų vaikų ir mūsų Lietuvos ateities. Gana vogti. Situacija gali pasikeisti vienu vieninteliu būdu, jeigu žmonės supras, kad jie patys kažką turi keisti. Jeigu žmonės vis dėlto tylės, niekur neis ir nieko nesakys, tai galų gale net ir valdžios negalime kaltinti. Tada valdžia gali pasakyti, na tai žiūrėkite, visi patenkinti, tada labai puiku, kad vis dar yra žmonių, kurie ateina. Ir jų netaip mažai ir vis dėlto mes turime šią savaitę 3 Vilniuje mitingą ir pilną aikštę žmonių. Ir iš tikrųjų po vieną mums labai sunku, bet jūs esate čia kartu, jūs jau esate drąsūs. Ir kiekvienas iki bus vis daugiau mūsų. Ir tada mes turėsime pilietinę visuomenę, o kai bus stipri visuomenė, tik tai tada bus stipri valstybė, kitaip nebus. Tai būtent už tą stiprią Lietuvą. Mes šiandien dienai galime drąsiai teikti, kad Lietuvoje yra įsigalėjusi oligarchinė santvarka, kuri trukdo pasireikšti tikriesiems demokratiniams principams ir pokyčiams. O būtent mes siejame savo lūkesčius su gebėjimu ir suteiktom galimybėm piliečiam kontroliuoti politinę valdžią, dalyvauti valstybės valdyme, kontroliuoti teisėsaugą, užtikrinta, kad būtų viešojo intereso gynimas, kad jis būtų veiksmingai ir efektyviai ginamas. Priešingai negu šiandieninė situacija parodo ir mes matome, kokios pasekmės, kai piliečiai nėra aktyviai įsijungę visuomeninę veiklą ir nesugeba elementariausiai apginti savo teisių ir laisvių. Skambino man iš Kėdainių, moteris vardama sako, man taip sunku Kėdainiuose suburti bent 20-30 žmonių, nes visi bijo. Ten yra vienas oligarkas ir visi bijo, kad sužinos, kad štai čia toks judėjimas kuriasi. Mūsų visuomenė yra linkusi nedalyvauti diskusijų procese, arba dalyvavimas diskusijos procese su valdžia yra nepasitenkinimas. Tačiau be nepasitenkinimo mes galėtume ir kažką siūlyti. Ir jeigu vis dėlto valdžia nenori girdėti, tada ieškoti tolesnio spaudimo. Ir kitas dalykas, ko gali būti įdomus jungtinis demokratinis judėjimas, kad jis nekelia kokių nors griežtai apibrėžtų politinių, taigi ta prasme griežtai ideologinių tikslų. Ir kadangi jeigu tokių tikslų nėra, tai vadinasi, galima pritraukti įvairias pozicijas ir įvairias nuomonės turinčių žmonių ir pačių nuomonių sklaidos paviešinimas, kokios tos nuomonės yra, kaip galim, jau savaime yra gėris tikriausia. Nes iš tikrųjų tai valdžia jau mūsų bijo. Užvakar, kai čia buvo sušauktas pensininkų mitingas, prie Seimo susirinkti buvo nebeleista. Todėl pensininkai susirinko čia. O Seimas buvo aptvertas ir ginamas. Nuo ko ginamas? Nuo tų, kurie kažkada stovėjo prie Seimo 90 metais gindami jį, o šiandien valdžia ginasi nuo mūsų pensininkų. Mes tikrai turime spausti vyriausybę, kad jinai kažkokiu tai būdu spręstų žmonių, kurie pakliuvo į paskolų pinklės problemas. Dalis tų žmonių, pavyzdžiui, neturi darbo ir mes tikrai turėtumėm stengtis surasti kažkokius būdus ir jo labiau, kad ES valstybėse yra numatyti ir yra būdų, kaip tai daryti. Ar valstybė perimtų tų žmonių blogas paskolas ir jie po to grąžintų skolas jau nebe banko valstybė su tam tikrais atidėjimais. Tai aš taip pat manau, kad yra labai svarbi problema, taip vadinamas energetinis skurdas. Standartiškai ES manoma, kad jeigu šeima daugiau negu 10% savo pajamų skiria energetiniams ištekliams padengti, tai šeima gyvena energetiniam skurde. Mes dažniausiai sumokame gerokai didesnę dalį, o manau, kad po to, kai elektros kainos pakils, tai daugelis šeimų turės netgi pusę savo pajamų skirti vien tik tam su energetika, šildymu, elektra susietiems dalykams. Iš tiesų mes turime kažkaip ir spausti valdžią, sakyti savo pozicijas, ieškoti kartu su mokslininkais įvairiausių sprendimo būdų ir neleisti tik valdžiai priiminėti tų sprendimų. Baigiamasis Vilniuje mitingas parodė, kad jungtinio demokratinio judėjimo įsikūrimas ir jo iniciatyvos nenuėjo veltui. Su kiekviena diena jungtinis demokratinis judėjimas plečia savo veiklą, vis daugiau piliečių įsijungia į šitą organizaciją.
judėjimas sugebės išjudinti mūsų šiandieninę visuomenę, kuri dar nėra pakankamai pilietiškai aktyvi ir orientuota į tai, kad galėtumėm realizuoti šiandieninį situacijoje savo esminius ketinimus, tikslus ir programinės nuostatas, o būtent keisti susidariusią politinę, ekonominę situaciją demokratėjimo prasme. Noriu pabrėžti, kad tai yra mūsų sprendimas. Mes iš tikrųjų jo nesiklausime ant kelių ir nieko nemaldausime. Mes taip nusprendžiame ir tada, žinoma, pateiksime tą rezoliuciją daugam ir netgi Europos institucijoms, kad būtų aišku, ko siekia Lietuvos visuomenė. Sėkmės jums iki sekančio susitikimo.